Sveiki, linkėjimai visiems iš Pajūrio. Daug paskutiniu metu mes šnekame apie tai, kaip dirbtinis intelektas keičia visą B2C pirkimą, o kas yra vartotojo kelionėje B2B pasaulyje. Čia irgi dalykai iš tikrųjų yra labai įdomus ir labai faini. Viskas yra labai paprasta. Mes ne tik tai, kad trumpėja visa grandinė, bet ir apskritai keičiasi kelias, kaip sąveikojama su potencialiais naujais partneriais. Todėl, kad naujų partnerių mes ieškome su dirbtinio intelekto pagalba. Čia vienas momentas. Antras momentas yra tas, kad kai mums reikia argumentų paaiškinti, kodėl mūsų paslauga yra gera arba kodėl jinai yra geresnė už konkurentų, dažnai irgi einama yra pas dirbtinį intelektą ir ten yra klausima, kągi dabar pasakyti, kuo mes esame kitokie, kuo mes esame labiau išskirtiniai. Kai reikia argumentų esamiems kolegoms pristatyti, paaiškinti strategiją, kaip bus vykdomi B2B pardavimai, čia irgi einama pas tą patį dirbtinį intelektą. Tai, jeigu norite sužinoti, kaip per artimiausius 3 metus keisis B2B vartotojo kelionė, ateikite į mūsų tinklaraštį, pasiskaitykite ir sužinosite viską, ką mes ten pasidaliname. Tai va, tiek linkėjimai iš vėjuoto Pajūrio.